Kartais užtenka vieno žmogaus idėjos, kad pasikeistų visas kiemas. Vilnietė Kristina prieš 15 metų pradėjo rinkti akmenis ir sodinti gėles, o šiandien jos kurtas gėlynas tapęs vienu išskirtiniausių Justiniškių rajono akcentų. Viename Justiniškių daugiabučių kiemų jau 15 metų žydi neeilinis gėlynas. Jo kūrėja Kristina Šeniauskienė sako, kad viskas prasidėjo nuo paprasto noro gražiau gyventi ir susitvarkyti aplinką prie savo namų. Kaip sakant, vieną gražią dieną sėdėjau, nieko nebuvo ką veikti. Nu tai šovė mintis tokia. Kodėl man nepakrapštyti žemėje? Neturėjau nei lopitų, nei greblių, tai kai pas kaimynus paskolinau. Nu, pradėjau, buvo šabakštynas, brūzgynas, buvo nešvaru, negražu, o man, kur aš gyvenu, ten noriu, kad būtų gražu ir švaru. Tai pati nuo savęs pradėjau švarą daryti, grožį daryti. Pirmiausia, teko iškuopti apleistą teritoriją, tačiau net ir tada Kristina žinojo, kad nenori dar vieno eilinio gėlyno. Bet 2 vasaros man reikėjo viską išimti, kas ten augo, šabakštyną šitą sutvarkyti. Paskui prigalvojau ir galvoju, padarysiu gėlyną. Bet aš matau visur gėlynai, tokie paprasta žemė ir gėlės pasodinti. O man norėjusi išskirtinio. To išskirtinumo moteris nusprendė ieškoti per akmenis. Tai prasidėjo jų paieškos visame mieste. Mano asmeninis stilius čia. Galvoju, o gal aš surinksiu akmenų, biškį mačiau, kur tokie fragmentai su akmenim. Tai aš pradėjau rinkti akmenis, paėmiau karučius pas kiemsargius, paskolinau ir pradėjau, kur statyba, ten ir kasinėjimo darbai, ten kasė, ten ir akmenys. Tai aš prieinu prie šitų darbininkų, sakau, kur jūs akmenys dedat? Jie sako, atgal į žemę, sakau, tik ne atgal, į šoną. Man, aš surinksiu. Ponia, ką jūs darysit? Sakau, sriubą virsiu. Aš nežinojau pati, ką aš darysiu dar. Šiandien sunku įsivaizduoti šį gėlyną be akmenų kompozicijų, o per metus keitėsi ne tik jos, bet ir augalai. Kasmet stilius keičiasi pas mane. Nu, man nusibosta pačiai, tos pačios gėlės, visus gėlės buvo pas mane. Gėlių aš perku, šito perku, mažiukus, papigiai, kur nukainuoti, o paskui reanimaciją darau jiems. Šitos tuikos irgi pirkau mažiukus, užauginau per tiek metų, jas patys auga. Tik reikia priežiūros, vandens ir meilės. Ilgainiui Kristinos darbas buvo pastebėtas ir už šio kiemo ribų. Gėlynas pelnė ne vieną įvertinimą. Pradėjau dalyvauti grožio konkursuose. Ne mano grožio, gėlyno. Ir pradėjau laimėti pirmą vietą. Paskui metų kaiminė 3 kartus buvau iš eilės išrinkta. Pirmaisiais metais nuolat keitėsi ir gėlyno planas. Dabar jis jau nusistovėjęs, tačiau akmenų čia vis daugėja. Ir kuo daugiau akmenų pasirodo, to daugiau žmonėms patinka. Suprant, manęs žmonės klausia, oi, Kristina, jeigu tu turėtum sodą, įsivaizduoju, koks grožis būtų sode. Aš sakiau, sode augtų pomidoriukai, agurkukai ir ten dėl porą kaimynų, kurie gyvena šalia, aš nesistengčiau grožį daryti. Ir dėl save vienos, ne. Aš čia dėl tūkstančiai žmonių, tūkstančiai žvilgsnių. Tai čia skirtingai. Ir o jau komplimentų gaunu. Tai gyvenu iš komplimentų. Naujų idėjų Kristina semiasi tiesiog stebėdama savo kūrinį. Jei žmonės sustoja ir žiūri, vadinasi verta kurti toliau. Daugelis svajoja apie nuosavą sodą, tačiau Kristina sako savoje jau turinti čia pat, po daugiabučio langais. O čia aš gaunu malonumą, aš kaifuoju. Suprantat? Aš, kada įkišu rankas į žemę, kada aš gaunu kažkokį tai malonumą, jėgų gaunu, sveikatos gaunu. Man šitų pinigėlių negaila, kurią aš išleidžiu. Aš gaunu daugiau. Ir aš esu laiminga. 2 arų ploto gėlynas šiandien jau tapė savotišką rajono vizitinę kortelę, o tai, kas kadaise atrodė tik akmenų krūva, dabar traukia praeivių žvilgsnius. Pasak Kristinos, žmonės čia fotografuojasi, filmuojasi, atsiveda svečius, o kaimynai džiaugiasi dėmesiu jų kiemui. O taip, visi dėkingi, ačiū, sako, ir rodo, filmuoja savo giminėms, rodo. Ir kiek patenkinti, labai patenkinti. Klausykit, kada švaru, gražu, tai kiekvienas kaimynas laimingas, kad gyventi tokioj aplinkoj. Ir dar, kada pradėjau dalyvauti konkursuose,
Tai kaimynai tokie buvo laimingi, tokie, oho, koks dėmesys į mūsų kiemą, reiškia, pagarsinau. Šiandien Kristina neabejoja, kad visas įdėtas darbas buvo to vertas. Labai duoda sveikatos ir bendravimo, ir nu, aš nežinau, kaip pasakyti, aš esu laiminga, kad šitas gėlynas čia ir aš sukūriau. 15 metų puoselėjimas gėlynas tapo ne tik Justiniškių puošmena, bet ir vieta, kurioje jo kūrėja kasdien randa džiaugsmo, kūrybos ir įkvėpimo.